Kodėl svorio metimas tampa tokiu dideliu iššūkiu? Lietuvių gal baimė pasirodyti grupinės treniruotės, nes jiems gal atrodo tai per moterišką. Dažnai moteris galvoja, kad jeigu aš kelsiu svorius su svareliais, tai aš užsidėsiu raumenis. Kai neturi energijos iš ko sportuoti, tada pradedi žaloti savo ir visą kūną. Visi galvoja, kad kuo mažiau valgysiu, tuo greičiau pasieksiu rezultatų. Tai kokia rizika yra, jeigu mes per ilgą laiką būsime per dideliame kalorijų deficite? Dažnai irgi sakau, kad parduotuvėse yra tik 20% valgomo maisto, nes 80% nevalgoma ten, kur pakuotėse. Iš to gimsta ar ne antro tipo badas, kad žmonės kaip ir pavalgė, bet jų organizmas yra bade, nes negauna maistinių medžiagų. Žmonės iš nežinojimo geria labai daug papildų ir kartais priešingą efektą padaro. Kiek kartų į savaitę man reikėtų eiti, kad aš pasiekčiau kažkokius apčiuopiamus rezultatus. Mokslinis straipsnis ieškoti, kas geriausiai apsaugo. Tai aš galiu užduoti paslaptį, tai yra, žinai, žmonės renkasi greitai užkemšam žarną ir lekiam toliau. O po to žiūrim, kad turim kitokius rezultatus. Trenerė, paaiškinkit dabar žmonėm, ką valgyti. Sveiki prisijungę prie gyvenimo projektų. Džiaugiuosi, kad vis daugiau žiūrovų atranda mūsų laidą. Jeigu tu esi naujokas ir laidą žiūri pirmą kartą, prašau pasiekite mus, pakomentuokite, uždėkite širdelę ir pasidalinkite su draugais. O mes savo ruoštų pasistengsime pakviesti vis įdomesnių svečių, kad jūs galėtumėt kartu augti ir tobulėti. Šiandieną kalbinsime trenerę Simoną Poškovanę. Pakalbėsime apie rezultatų siekimą, kuom sportas gali būti naudingas jūsų gyvenimo būdui, taip pat mitybos įtaka jūsų rezultatų siekimui. Omega-3, magnis ir kiti papildai, kaip jie gali įtakoti jūsų nuotaiką ir pačių rezultatų pasiekimą. Simona papasakos mums, kuom grupinės treniruotės skiriasi nuo asmeninių treniruočių ir taip pat paaiškins, kaip išlaikyti gerą nuotaiką ir siekti savo aukščiausių tikslų. Didelė dalis žmonių jūsų treniruotės greičiausiai ateina norėdami nusimesti svorio. Su kokiais iššūkiais susiduria žmonės, ar tai yra mityba, ar sportas didesnis iššūkis ir kaip laikytis to plano ir nepamesti tikslo? Dažniausiai pas mane į treniruotės, ar ne, kaip ir asmeninės treniruotės ir grupinės žmonės ateina per kažko rekomendacijas ar matydami sporto klubo tinklelį. Ir įvairių yra. Jie turi, tarkim, savo kažkokių tais problemų, kurias nori spręsti, ar ne, tada kreipiasi asmeninės treniruotės darome, tarp peties skausmas, tada nugaros skausmas, arba nori kažkokį svorio numesti, sumažinti apimtis. O grupinėse treniruotėse dažnai žmonės, jie pamato, kad yra tiesiog smagu sportuoti. Ir grupinės treniruotės aš ir skatinu žmonės ateiti tie, kurie bijo, tarkim, sportuoti. Ir jie, tarkim, toj masiai gali truputėlį pasislėpti ir jaustis galbūt saugiau. Ir ta masė žmonės padeda jiems paskatinti juos, kad jie galėtų nepasiduoti, ar ne, arba kažkaip kaip ir konkuruoti truputėlį, bet nejausti tokio kaip ir varžovo jausmo šalia. Ir žmonės ateina su įvairiausiom tokiom kaip ir problemom, kaip būna ir sąnariai skauda, bet dažnai naujokai atėję į grupinės treniruotės, jie labai daro netaisyklingai, todėl aš dažnai prieinu prie žmonių ir pasakau, kad gal geriau sustoti šitoj vietoj, pasimokyti kažkokius pratimus atskirai daryti ir tada eiti į tas masinės treniruotės. Ir problema tokia ir būna, kad, žinai, kad treniruotė yra grupinė ir žmogus atėjęs nori kažkokių rezultatų, bet ne visada jų turi. Dažnai treniruotėse šitose netgi žmonės persisportuoja, nes tie endorfinai taip užkyla, žinai, kad negali sustoti ir būna jau per daug. Ir kartais žmonės eina netgi kiekvieną dieną ir po 2-3 treniruotės per dieną, tai būna, pavyzdžiui, per pietus ateina ir netgi vakare po 2 treniruotės ir tada jie neturi to poilsio režimo, negali atsistatyti organizmas ir tada pradeda save eikvoti. Tai yra čia tos dvi pusės, kur žmonės galbūt pasiklysta, ar ne, nori sportuoti, kažkokių rezultatų siekti, tarkim, juos jau pasiekia ir tada peržengia tą tokią pavojaus ribą ir pradeda save eikvoti. Ar čia būna dažniausiai naujokai taip pradeda mėgauti sportu, ar žmonės, kurie jau turi priklausomybę ir jie negali sustoti ir tiesiog sportuoja 1, 2, 3 kartus į dieną?
Būna ir naujokai pradeda, labai užsibrėžia tokius per aukštus tikslus pradžiai, nori greito rezultato, bet dažniausiai būna jis atvirkštinis, tada, kaip ir žinoma, ne, per daug sporto, raumenų skausmas, uždegiminiai procesai ir panašiai, sąnarių galbūt netgi skausmas prasideda, o tada aš irgi sakau jiems, kad geriau sustot, pailsėti, 1-2 dienas padaryti pertrauką ir tada vėl ateiti. Ir būtinai rekomenduoju maišyti treniruotės ne vieno pobūdžio, tarkim, jėgos turėti treniruotę, ar ne, ir kitą dieną vėl eiti jėgos treniruotę. Jeigu skausmas yra, tada rekomenduoju geriau eiti į jogą, prasitempti, mobilumo treniruotės, kad jaustų tą raumenų atpalaidavimą. O tie jau pažengę mūsų, kaip mes sakom, arkliukai, tai jie... Jo, žinokit, jau juos netgi galiu statyti į savo vietą trenerės ir gali mane pavaduoti kartais. Tai dažnai, būna kartais žmonės, sakydavau, jeigu kokius daiktus reikia, pamiršau tiesiog atsinešti arba vandens gertuvę, tada pasakau, mieloji, stokis čia, lipk ant stepo, daryk apšilimą, aš toje ateisiu. Ir tikrai labai gerai viskas būna. O su naujokais greičiausiai, kodėl svorio metimas tampa tokiu dideliu iššūkiu? Na va, kaip ir minėjau, ar ne, prieš tai, kad per didelius tikslus išsikelia savo, per daug treniruočių, galbūt net ir kalorijų deficitas tada atsiranda, ar ne, ir mes pamatom tą tokį priešingą rezultatą, kad žmogus pavargsta, tada galbūt pereina į emocinius kažkokius, ar ne, nuovargio tuos simptomus ir nebeturi jėgų netgi sportuoti. Ir tada nusivilia savim, nusivilia sportu ir tada turim tokį atvirkštinį variantą. O kokios rizikos yra, pavyzdžiui, jeigu visi galvoja, kad kuo mažiau valgysiu, tuo greičiau pasieksiu rezultatų, aš dabar kalbu apie riebalų praradimą, svorio numažinimą. Tai kokia rizika yra, jeigu mes per ilgą laiką būsime per dideliame kalorijų deficite? Nesvarbu, ar čia bus su sporto, ar su mityba, bet bendras didelis deficitas. Oi, esu susidūrusi, žinokit, su šituo ir asmeniškai, žinot, jaunystė, paauglystė, visokių dabar yra reikalų ir matau tendenciją ir tarp dabartinių paauglių merginų, bet grupinėse treniruotėse irgi matau, kai ateina su kalorijų deficitu, pavyzdžiui, merginos nepavalgiusios ir man jos prieš akis netgi alpsta, nes grupinės treniruotės yra iš tikrųjų aktyvios kai kurios, jos nori kuo greičiau numesti to svorio ir tas deficitas, jau nebeturi žmogus iš ko sportuoti, plus pradeda save žaloti, kai neturi energijos iš ko sportuoti, tada pradedi žaloti savo ir visą kūną. Šiaip aš jau matau net kokius klausimus uždavinėja žmonės, tai aš jums tos klausimus užduosiu. Aišku, reikėtų turbūt į kiekvieną klausimą gan labiau pasigilinti skirtingiam tikslam, bet dažnai klaus, ar gerai valgyti prieš treniruotę ar ne? Ką valgyti prieš treniruotę? Man sakė, kad angliavandeniai labai gerai. Oi, girdėjau, angliavandeniai labai blogai, nevalgykite angliavandenių. Tai jūs, trenerė, paaiškinkit dabar žmonėm, ką valgyti. Dažnai taip turiu šitą klausimą ir kadangi žmonės dažnai ateina iš darbo pasportuoti, tai yra, ne tik iš darbo, pamelavau, nes būna 8:30 ryte, tai jie prieš darbą ir būna tikrai žmonių, kurie nevalgo prieš treniruotę, vėlgi reikia atsižvelgti, kokia tai treniruotė. Jeigu tu atsikėlė ir esi jau po nakties visiškai nevalgęs ir eisi ir labai aktyvę ten kokio HIIT treniruotė, ar ne, tu neturėsi energijos, iš kur tada tavo energija ir visa ims iš raumenų, tu tiesiog naikinsi savo raumenis. O jeigu per pietų pertrauką irgi žmonės būna ateina irgi nevalgę, tai aš visada sakau prieš treniruotę, kadangi mūsų labai geras ryšys su merginomis yra, kurios turim jau tą grupinę treniruotę tuo pačiu laiku visą laiką. Ir klausiu, kas prieš treniruotę kažko užkando ir pavalgė. Tai kelia rankas, tikrai mažuma. Ir po treniruotės visada pasakau ir pastebiu, kas iš tikrųjų ne tai, kad intensyviau, bet ištvermingiau dirba ir kas kelia galbūt didesnį svorį, kas pasiema didesnį svorį, tai tos merginos, kurios iš tikrųjų yra šiek tiek užkandusios, jos yra stipresnės negu tos, kurios nieko nepavalgė. O mano rekomendacijos yra tiesiog, jeigu tu žinai, kad eisi ten 12 valandą sportuoti, tai valandą arba bent jau pusvalandį prieš greitai pagrėbti tenais banano arba obuolį su riešutų saujelė maža, kad cukrus, aišku, neužkiltų labai aukštai ir nekristų vėl iš bado, nepersivalgytumėm.
Tai va, tokios ir rekomendacijos prieš treniruotę, bent pusvalandis, būtinai kažko užkas, kad turėtumėm energijos ir neįkvotumėm savo kūno. O čia yra mitas, kad grupinės treniruotės tai yra moterim. Moteris ateina pasišakinėti, figūros, o vyram ten ne vieta yra. Tai jūs irgi iš tikrųjų dabar kalbėjom, paminėjot moterų. Ar turi daug vyrų grupinėse treniruotėse? Yra ir aš labai džiaugiuosi, kad vis jų daugėja, ateina ir į stepo treniruotę, tai reiškia ne tik, kad stepo, bet į body tone, ar ne, tai body tone, kūno viso treniruotę, ateina ir vyrų pamažu ir aš visada darau apšilimą su stepu, tai stepas labai gerai atminčiai, koordinacija, ar ne, ir šiaip endorfinai sukyla, labai gerai apšyla visas kūnas, tai po 10 minučių mes jau kaip ir visos sušilusios šlapės esam ir man labai žavu žiūrėti, kaip vyrai strikinėja stepo ir jiems kartais netgi sunkiau pagauti tą koordinaciją, kai reikia perlipti stepą ar ne, apsisukti ir tada apsisuka kitoj pusėje ir nebesupranta, kur čia atsiradau. Tai ne tik šitos treniruotės, bet ateina ir į pilatesą nemažai vyrų. Vis daugėjo, ateina netgi į volų treniruotę, kur visa treniruotė yra tik tai su volu ir mes valojam visą kūną. Netgi, tarkim, dilbį, ne, išmasažuojam žastą, petį, visas kūno dalis, strėnos, irgi labai moterims patinka. ir va, tai va, ir joga dar ateina irgi jau nemažai, vis daugėja vyrų. Bet taip, yra tas toksai moterų kultas va šitame reikale, bet nežinau, gal čia daugiau toksai lietuvių gal baimė pasirodė grupinės treniruotės, nes jiems gal atrodo tai per moterišką, bet dar vienas, jeigu ateina vyrai, jau, pavyzdžiui, body pump, ar ne, kai mes darom, tai su štangom, su didesniu šiek tiek svoriu, tai vyrai sako, lengviau iš tikrųjų treniruoklių salėje, negu su štanga dirbti intensyviai. O iš tikrųjų, tai pagalvojus, ar šitos grupinės treniruotės gali padėti kardinaliai pakeisti kūno formas? Kaip jūs dėliotumėtės, moteris labai bijo užsidėti raumenis. Vyrai, aišku, dėl to problemų neturi, bet dažnai moteris galvoja, kad jeigu aš kelsiu svorius su svareliais, tai aš užsidėsiu raumenis. Ką galėtumėt pasakyti? Čia labai gerai pasakei, kad vyrai su to problemų neturi, nes vyrai šiaip genetiškai jie kitokie ir jiems auga raumenis šiaip natūraliai jau. O moteris turi labai daug darbo įdėti, kad jos užsiaugintų didelius raumenis ir jos labai bijo tų didelių raumenų, bet nežinau, ten reikėtų kokią 5 metų dirbti nuolat ir plėšyti tuos raumenis su dideliais svoriais, kad ten tikrai užaugtų, gerti papildomus ten papildus, kurie tą daro, augina, bet moteris kaip tik turi turėti didesnius raumenis, turi ta prasme, kad didesnė raumenų masė negu riebalų, tam, kad išlaikytų savo kūną, kai ateina tam tikri moteriški periodai, ar ne, ir išlaikyti tą savo kūną, osteoporozės visi reikalai, ar ne, menopauzė, prieš menopauzę, visus šitos dalykus. Tai raumenynas padeda išvengti tam tikrų problemų. O yra kažkokia vizija pas moteris, nusistovėjusi gal, ar ten labai ryškus kūnas, kad būtų maža riebalinė masė, ar vis dėlto daugiau žmonės žiūri į kūno komfortą, kad būtų mobilumas geras, patogiai jaustis, į suknelę kažkokį įtilpti, ar ta vizualinė dalis kūno tokia daugiau sceninė, kaip lengvas fitnesas tokia. Tai kokios tendencijos yra pas moteris, kokią viziją turi atėjusios į salę? Pas mane tai jos nėra tokios, kad jos nori būti fitness modeliai, ar ne, ir turėti ryškų kūną, jos tiesiog nori pamažinti riebalinę masę ir pamažinti šiek tiek apimtis. Ir plus aš, kadangi pati dirbu ties tas ir tim, kad sportas yra sveikata, bet nežalojimas, tai stengiuosi, kad jos į save pažiūrėtų kaip į sveiką žmogų, bet ne nualintą, išbadėjusi, kalorijų deficite ir panašiai. Plus skatinu žmonės priimti savo konsistenciją, konstituciją, ar ne, visą tokią, kokią jos turi jau iš genų paveldėjusią. Nes, pavyzdžiui, ten kokia obolys tikrai nebus kriaušės formos, ar ne, tenais apvali mergina, ta, kuri į pilnumą linkusi, nebus niekada tokia, kuri plona ir ilgom kojom, bus tiesiog pamilti save tokią, kokia yra ir iš savęs padaryti tokią, kokia jinai gali būti, o ne ten bitutė kokia, ar ne, su plonu liemenuku.
Nes turbūt ir sporto salėje galima psichologinių problemų prisidaryti. Tas sportas toks užkrečiamas rezultatai, norisi vis daugiau, greičiau ir iš tikro pakalbėjote apie lazdos perlenkimą, persportavimą. Tai kokią įtaką mūsų organizmui daro ir psichologiniai būsenai, poilsis, kodėl jisai toks svarbus yra? Poilsis tai kas kartą, kai mes pasportuojame, mes, žiūrint vėlgi, koks sportas, ar ne, yra, jeigu labai intensyvus ir su stipriais ten dideliais svoriais, mes tikrai turime pailsėti, kad galėtumėm vėl dirbti ir vėl, kad tą raumenį tobulinti, ar ne, nes jisai pailsi ir vėl gali dirbti. Plus, jeigu nepailsėsim, mes labai galime greitai gauti traumų. Jeigu nepailsėsim, mūsų miegas bus prastas. Jeigu miegas bus prastas, mes galbūt persivalgysim. Kai persivalgysim, mūsų pereis į emocijas. Čia toks užburtas ratas, kad poilsis yra kaip ir svarbiausia, ar ne? Mitybos režimas, sporto režimas, miego režimas ir pramogų režimas. Jisai turi būti balanse. Iš tikrųjų labai įdomiai žiūrėjau, buvo tokie moksliniai tyrimai, stebėjo žmonės, kurie ilgai miega, tai pats optimaliausias miegas tarp 6-8 valandų, iš tikrųjų prailgėja ilgamžiškumas, iki 6 valandų yra blogai, virš 8 valandų irgi yra blogai. Tai ar pajaučiat ir pati, kad kartais, kai mes persilsim, iš tikrųjų irgi priešingas toksai efektas yra, kad mieguistas toksai pasidarai, lyg tai nieko nebesinori daryti, net jeigu ir labai aktyvus esam. Tikrai taip, ir aš dabar pati poilsio režime, kadangi vasarą kaip ir leidžiu savo pailsėti, kaip ir mokslo metai baigėsi, vaikų, taip ir mano darbas nuo sporto, aišku, nuo sporto niekada neatsiriboju, tai lieka tik sportas savo. Ir pati pastebėjau, kad jeigu miegu šiek tiek ilgiau, aišku, kūnas galbūt to nori, ar ne, šiek tiek poilsio daugiau, bet tikrai jaučiasi, kai tu miegi ilgiau, tai atsikeli toks iš tikrųjų vangus, plus tu iškrenti iš mitybos režimo, nes tavo jau, tarkim, pusryčiai praėjo, ar ne, nors jau turėjai kažkada pusryčiauti, tada pietus vėl nusikelia kažkur ir toksai lieka belenkas. Tai aš ir save skatinu, ir kitus, kad, pasistengti atsikelti anksčiau, nes tikrai turėsit ir pilną dieną, ir ją tokią geresnę, efektyvesnę. O ką apie dienos pamiegojimus galvojat? Jeigu tik tam turime laiko ir galima sau leisti, 20 minučių yra, man atrodo, optimalus laikas, kada vyksta restartas per dieną ir gali vėl vakare dirbti. Propaguojat pati šitą? Kai tik yra galimybė, taip. Pažįstat žmonių, kurie tai daro? Taip, priešais mane vienas jų. Taip, aš propaguoju, labai iš tikro padeda. Nes iš tikro išmokau šitą dalyką pamiegoti dienom dar gyvendamas užsienį, nes labai pervargdavau, ilga diena būdavo ir pastebėjau, kad net 15 minučių visiškai atstato smegenis, gal daugiau net ne kūną iš tikrųjų smegenis. Ir tada galima vėl efektyviai palaikinti tą tokią pačią kokybę dienos metu. Tas toks psichologinis kažkoks, gal kortizolis ten suveikia, žinai, toks. Viskas turbūt vienu. O šiaip tai jo, kolegos, žinau, kad dažniau tai propaguoja, nei aš, nes aš ir per pietus su vaikais visur ten važinėjomės, ne visada yra galimybė. Bet jeigu yra, tai aš tikrai napink. Kadangi dabar turiu progą iš čia esą, tai pasakykit, kiek kartų, jeigu neturim laiko kiekvieną dieną sportuoti, bet galim skirti tiek laiko, kiek reikia rezultatams. Tai pasakykit, kiek kartų į savaitę man reikėtų eiti, kad aš pasiekčiau kažkokius apčiuopiamus rezultatus. Kad matyčiau pokytį savo kūne. Žiūrint, koks čia, jeigu pradedantysis, tai pradedantysis pradėti, kad apšiltų visas kūnas, tai nuo 2 kartų ir po to 4 kartai. Tai po kiek laiko jau turėčiau pradėti eiti į salę, 4 kartus? Manau, mėnesio, o gal labai įvairiai irgi, labai tai yra individualu, nes kiekvieno žmogaus organizmas skirtingai reaguoja į tą fizinį krūvį. Kitiems gal užteks 2 savaičių, kitiems gal mėnesio, ar ne, reikėtų kol prisitaikytų prie to krūvį. Kad skausmo nebejaustų, kad komfortas būtų einant į salę. Ir kad jau atsirastų tas noras, jau norisi to sporto šiek tiek. O neteko taip susidurti, kad žmonės išsigąsta nuo tų pirmų raumenų skausmų, oi, kaip skauda, sportas ne man čia. Ar paedukuojat žmonės, kad čia normalu yra? Asmeniškai kažkaip nebuvo tai, kad man čia skauda ir aš jau viskas nebeisiu. Ne.
Tai aš stengiuosi prie žmogaus prieiti ir visada klausti, kaip jaučiasi, kad nebūtų persitemta. Plius mes, kai grupinės treniruotės ir kai vedam, tai visada paklausiu, kas yra naujokai. Tie, kurie naujokai, paskatinu nepersistengti ir žiūrėti savęs, o ne kaimyno. Aišku, jie visą laiką nori spausti iš savęs kuo daugiau, bet, na, sakau, neperspauskit savęs, kad ateitumėt kitą dieną vėl. Tai, va, taip. Bet čia turbūt viena iš naudų tų grupinių treniruočių iš teigiamų dalykų, kai mes, kaip ir vaikai žaidimo formai, iš tikrųjų nepastebi, kaip patys kažką daro, ko tėvai iš jų nori. Tai lygiai taip pat ir suaugę mėgsta pažaisti, pakonkuruoti. Taip. Ir man atrodo, taip galima išgauti gan neblogą rezultatą. Taip, ir plus ta tokia socialinė bendrystė yra, nes matau, kaip grupinėse treniruotėse jau žmonės susikuria tokios bendruomenės, vieni kitus palaiko, paklausia, oi, čia buvo, oi, šita sunki treniruotė, oi, šita gera, oi, šita labai tokia... jaučiasi gerai. Ir vėlgi, aš tose treniruotėse stengiuosi, kad žmonės nenueitų tokie nualinti, nes jiems dar reikia ar grįžti namo, ten pamaitinti šeimą, ar nebūtų pavargę visiškai, arba po pietų, tarkim, į darbą turi sugrįžti. Jie turi jaustis, kad pasportavo ir jaučiasi energingi, eiti toliau dirbti. Tai va toks turi būti jausmas, kad ten po sporto neturi eiti miegoti. Ir dar paminėjot, skirtingų tipų treniruotės, kad rekomenduojat abi ir svorio, ir grupinės. Kardio, sakykime, kokius skirtingus pliusus žmogus gauna darydamas svorio treniruotės ir kardio, paprastai žodžiais, kad suprastų, kaip komponuotis treniruotės į savo tas 2 treniruotės, po to 4. Tai kiek reikėtų kardio daryti ir kiek reikėtų svorio treniruočių daryti naujok. Tai vėlgi, kardio treniruotės, tai mes vėlgi lavinam, ar ne, širdies visą darbą. Vėlgi, jeigu einam į grupinės treniruotės, kur nėra kardio, tai vėlgi mobilumui mūsų reikalingos treniruotės ir raumenų masės didinimui. Nebijokit, moteris, raumenų masės didinimui, tai čia turime omeny, kad tą santykį pakeisti, kad mažinti riebalus, o paryškinti raumenis. Tai va tokios rekomendacijos, kad būtų 2 kartai, pavyzdžiui, eiti su svoriais padirbti, 1 kartas kardio, su grupinėm treniruotėm, nors tenas irgi būna su svoriais, bet ne tokiais dideliais, kokiais galima su treniruokliais. Ir tada kitas tempimo, mobilumo, kad visą tai, ką sutraukiam, ištemptumėm ir būtumėm mobilus savo gyvenime. Tai va, turbūt ir yra, jūs tą patį skaičių pataikėt, kaip ir praktiškai visi dabar lyderiaujantis mokslininkai, fizinio rengimo treneriai sako, kad sustimuliuoti raumenį užtenka 10 kartų setų, kitaip sakant, per savaitę. Tai greičiausiai gaunasi 2 treniruotės ir nereikia iš tikro daryti ten kiekvieną dieną tų pačių raumenų grupių ir palikti pakankamai laiko kūno atsistatymui ir taip ir gaunasi turbūt. Nes dažnai taip yra, jeigu grupinės, pavyzdžiui, treniruotės ir jas reikia laviruoti. Ir matau tokią tendenciją, kad moterims tos grupinės treniruotės yra padarytos taip, kad jos gautų didesnį krūvį apatiniai kūno daliai. Sėdmenis, kojas ir panašiai, bet kažkodėl viršutinė dalis, kaip vyrai ar ne, mėgsta ją didinti, pamirštama. Ir tada, jeigu nedirbs mūsų viršus, mes susitrauksim. Tai aš turiu vieną tokią savo treniruotę, nors ten parašyta, kad tinklelėje, kad ne ta treniruotė, bet visos merginos žino, kad ateis. Ir ten gaus visą valandą vien tik viršutiniai kūno daliai. Tai jos ir laukia, nes dažnai tos grupinės treniruotės tik tais ant apačios yra treniruojamas. Tai aš mėgstu, kad gautų visas kūnas naudą ir viršų, ir apačią. Tai kaip nusimesti tą pilvą? Tai apie pilvą, tai čia jau apie mitybą galima, ar ne, pakalbėti, nes aš ir saviems sakau, kad pilvas ir sixpackas gaminamas virtuvėje ir reikia tenai kepti. Tai atsižvelgti į mitybą reikia, nes sporto susirietimais arba ten planko laikymais mes tikrai nenumesim pilvo riebalų, ten viskas apie mitybą. O paminėjot dabar mitybas, kokia jums yra patraukliausia mityba ir ar ką rekomenduojat žmonėm ir ką galvojat apie vis skirtingas tokias drastiškas mitybas, kur yra valgoma tik tai mėsa arba nevalgomi angliavandeniai. Ar teko pačiai išbandyti šitas mitybas ir ar naudojat skirtingas mitybos
rūšis, ar rekomenduojat klientams savo? Aš kadangi pati esu į tą tokios sveikos mitybos pusę, valgau tikrai ir mėsą, pas mane savaitė yra ir mėsos, yra ir balta, ir raudona, yra ir ankštiniai, yra daug daržovių, salotų. Tai aš savo klientams rekomenduoju niekada nepakeisti visko drastiškai, bet netimti, o pridėti. Tai reiškia, jeigu tu valgai tą patį burgerį, ar ne, nu ten su ta bandelė. Gal galima vieną pusę bandelės nuimti ir dėti daugiau daržovių, ar ne? Tai vat turiu nemažai klientų, kurie sako, o šitas tavo geras pasiūlymas, kad netimta pridėti. Tai dabar sako visą laiką, kokiuose renginiuose, kai būna, tai įsidedu tai, kas yra skanu sielai ir tai, kas yra sveika kūnui tada. Kad žmogus iš tikrųjų neprarastų to malonumo. Pastebėt, kad iš tikrųjų daug kur dabar yra burgeriai be bandelių. Meniu galima pasirinkti. Labai senai pastebėjau. Tas naked burger, ne? Jo, taip, naked burger. Aš dabar atsiminiau istoriją labai įdomiai. Mes nuėjom po vieno didelio renginio pasisėdėti ir mano vadovas buvo kiti bendradarbiai. Visi užsisakinėjom burgerius ir vadovas irgi sveikai maitinė sako, aš angliškai sako, aš burgerio norėčiau. Tik tai be bandelės. Ir be salotų, nes nevalgau. Sakau, tai kas čia liko iš to, mėsa liko tik tai. Tai jisai propaguoja gal keto dietą, ar ne? Nu, turbūt ne viską mėgsta. Sakau, taip ir reikėjo sakyti, kad mėsos gabalą atneš. O prieš tai dar klausė apie tas visas dietas, keto ir veganiškas. Ir tik tai mėsa, pavyzdžiui. Taip, tik mėsa. Aš kažkaip nemanau, kad tai yra viskas drastiškai, kad nėra gerai. Nes, pavyzdžiui, ta pati keto dieta, ji buvo sukurta žmonėms, kurie turi su sveikatos problemą, ar ne, diabetas. Ir jinai gan gerai veikia, iš tikrųjų, tom problemom. Taip, veikia, aišku, ten savaitę ar dvi kažkokių, ar kažkokių rezultatų, kurių greitai nori turėti, su sveiku protu, labai daug neatimant anglio, vandenių, nors reikėtų atim, bet, sakau, su protu tada tikrai galima to laikytis, bet visada sugrįžti tą režimą, kad būtų visko gausu. Ankštiniai, mėsa, daržovės, įvairios daržovės, ne tik salotų lapai, nes irgi turiu pavyzdžių klientų, kurie, žinai, man atsibodo jau tą salotas valgyti, sakau, palauk, salota, daržovės nėra tik salota, ar ne, arba pomidoras ir agurkas, yra bele kiek daržovių, kurias gali ar orkaitį pakepinti su aliejum ir mėgstamais prieskoniais, ar garuose pavirti ir kartu su tom salotom, su avinžirniais, su kruopom, boliviniam balandom, su mėlyno svogūno, aš jau apie pietus. Ir tikrai fantastiškas derinys ir kiek galima kombinacijų sugalvoti, tikrai nėra nuobodu ir neatsibosta. Ir galvoju tada, o gerai, kadangi pratęs žmogus yra prie tos tradicinės virtuvės, ten koks kopūstas, morka, agurkas, ir tai turbūt asocijuojasi žmogui su daržovėm, tik tai tie. Taip, ir bet kodėl, pavyzdžiui, šitas niekada neatsibosta. O vat kai įtraukia kažkokius naujus, kurie yra tikrai efektingi, kodėl jie atsibosta. Bet čia matyt žaidžia dar ir emocija, žinai, nes gal apie vaikystę kažkas, apie tą buvimą kartu, kad maistas kartu ir pavalgo ir jie prisimena ten tos visus, čia emocijos gali būti irgi žaidžiama. Nes iš tikro, irgi įdomus smegenys mūsų atpažįsta, pavyzdžiui, dabar kalbant apie perdirbtą maistą ir organinį maistą, mūsų smegenys ir net akis atpažįsta ir kvapą ir net pamatę gali išmatuoti porcijas ir paduoti signalą sotumo dar prieš valgant, net atitinkamas medžiagos, pavyzdžiui, baltymus ir tas pačias skaidulas ir daržovės, o kai tas maistas yra suspaustas visas, tai dėl to, man atrodo, ir yra tas didelis persivalgymas. Ar jūs matot problemą dabar su perdirbtų maistu, kad jo pervartojimai yra? Bet aš kalbu apie perdirbtą jau stipriai pakuotėse, kur yra, kur pašildomas. Aš dažnai irgi sakau, kad parduotuvėse yra tik tais 20% valgomo maisto, nes 80% nevalgoma ten, kur pakuotėse. Ir tas mūsų greitas gyvenimo būdas, kai reikia visko daug čia ir dabar padaryti ir kuo daugiau, tas karjerų siekimas ir kuo aukščiau būti visų, tikrai riboja mūsų tą tokį skirimą laikui ramiai papietauti tvarkingą maistą, todėl dažnai žmonės renkasi greitai užkemšam žarną ir legiam toliau. O po to žiūrim, kad turim kitokius rezultatus ir kūno svoris, konstitucija, visa pasikeičia nuo tokio maisto, išsipučia
ir liemuo nebe toks dailus pasidaro, čia ir vyrams, ir moteriams, ypač vaikams dabar tai galioja, nes tėvai labai užsiėmė, jie nesirūpina jų maisto ir mitybos režimu, tai kas yra šaldytuvė, tai išsitraukia, kažką pavalgo, kažko nepavalgo, nedavalgia, po to žiūrėk pikti yra, telefonė sėdė ilgai, pamiršta irgi valgyti. Čia užsibūrė, taip, ir aš matau, kad tai yra didžiulė problema, tos naujos technologijos, kurios padeda pagaminti greitą maistą. Tai čia turbūt mus ir įtraukė, nes buvo tas ten didysis devynetas, kur daug metų atgal susirinko, pamatė didelę problemą, kad mes einam link nutukimo. Čia pasaulinės tos įmonės. Bet dabar iš tikrųjų yra ta problema lygiai tokia pati didelė. Bet pavyzdžiui, Lietuvoje aš pastebėjau, kažkaip nekalba apie tą problemą, nors Lietuvoje nutukimas tai iš tikrųjų vienas iš didžiausių yra. O ar treneriai yra atsakingi už žmonių edukavimą? Ar jūs edukuojat žmonės? Greitas maistas nėra gerai. Tas pertiptas maistas, tai vis dėlto greitas skaitus. Asmeninėse treniruotėse taip, nes turi kontaktą žmogus su žmogum, ar ne, kalbam, mes bendraujam. Aš prieš treniruotę, kadangi ir pasakau, ar ne, kas valgė prieš treniruotę, kas nevalgė, ten prisipažįsta. Tai grupinėse treniruotėse sunku žmonės edukuoti vien tik todėl, kad žmonės ateina greitai, atsportuoja ir vėl išlėkia vėl į darbus. Kas lieka, su tuom bandai pasikalbėti, pabendrauti, bet per daug nesikišti jų gyvenimą, nes dažnai būna žmonėms atmetimo reakcija ir jeigu tu siūlai tai, ko jie dabar nenori, tai jiems toks ir būna toks. Šokas per didelis viskas. Kodėl čia man dabar aiškiai, aš atėjau pas tave pasportuoti ir išlėkiu. Tai ir jos reikia po truputėlį vesti. Tai kažkada ir kalbėjau su vienu specialistu, tai sakė, tai tas mitybos ar ne, paklausimas prieš treniruotę ir po treniruotės irgi paskatins žmonės, kad dabar pasportavot, nepamirškit save atgaivinti su maistu, pasirinkit būtinai ten tokį ir tokį. Tai stengiuosi aš tą padaryti, bet nežinau, gal ir klauso žmonės. O kaip pačiai sekasi su savo vaikais? Nes visi galvoja, treneriai tai jau čia idealus pavyzdys, patys taip čistai viską valgo, vaikai ten čistai viską daro. O kaip pas jūs šeimoje yra? Mokslo metais mes visada propaguojam tos sveikus kokteilius, kadangi mano vienas vaikinas vyresnėlis nevalgo nei vaisių, nei daržovių, linkėjimai jam, jis tai tikrai klausys. Kiek yra metų jūs? 12 metų ir jau gal kokie 5-4 metai mes kovojam, kad jisai valgytų. Pas jį pagrindinė tokia lietuviška daržovių salotas yra, tai kopūstas, morka ir agurkas. Krapus labai mėgsta, bet, sakau, mes rytais visada valgom tuos kokteilius, tai daug tenais pridedam ir špinatų, ir salierų, ir keilo kopūsto lapo, kuris kaip mėsa savo merte priskiriamas. Uogų, tai per šitos dalykus aš stengiuosi kiekvieną rytą yra. Savaitgaliais po kokteilio, kadangi ryte į mokyklą reikia nebespėja ar ne pavalgyti daugiau, tai savaitgaliais tada mes pridedam arba omletas, koksai išeina, pačio kiaušinio taip nevalgo, tik tai omletas, tada košės irgi propaguojam, grikius mėgsta, avižų košę su riešutų sviestu, ne žemės riešutų sviestu. Aš kažkaip matau jūs, Simona, labai daug visur matau, iš tikrųjų ir Vilniuje esu matęs, man atrodo, ir ne vieną plakatą. Ir įsivaizduoju jūs, kaip einat parduotuviai, kaip į krepšį visi žiūri. Būna taip iš tikrųjų, kad žmonės pasižiūri, ką nešatas? Aš manau, kad aš daugiau pasižiūriu. Į klientus? Ar į kitus žmonės? Į kitus. Taip, bet būna, kad vis tiek mes, kaip būna parduotuvės, ar nesusitinkam pažįstamus, tai vis tiek nužiūrim tos krepšelius. Ir prie kasos taip aš labai pastebiu, kas ką valgo ir yra tendencijos, kas su vaikais eina, tai ten dar daugiau yra užkandžių tokių sveikatai nerekomenduojamų. Mano krepšelės būna, žinokit, ir čipsų. Taip, tikrai nėra taip, kad mano vaikai valgo vien tik tais labai gerai, ne. Jie valgo vasarą kasdieną ledus, netgi po 2 kartus, netgi per dieną. Valgom ir pizzą mėnesį kartą ir burgerį. Penktadieniais turim restorano dieną, tai irgi jie pasirenka. Vyresnėlis kartais užplaukia, valgo Cezario salotos, jam labai patinka, tai su krevetėm, jis labai mėgsta jūros gėrybės. Tai kažkaip nėra tai, kad mes labai tokiuose rėmuose. Aš manau, kad mes esam sveikuose rėmuose, kiek galime būti. Gal kitiems tai atrodo per daug, bet tik todėl, kad jie pratę yra daugiau valgyti to negero maistą.
O apie tos kokteilius, tai ar dėl vitaminų, ar daugiau dėl skaidulų darote tos? Ir dėl vitaminų, ir dėl skaidulų, ir aš matau tikrai, kai negauna šitų kokteilių, kas vyksta su vaikų žarnynais ir kaip ten vyksta reikalai. O ką skaidulas daro mūsų organizmui? Skaidulų yra labai įvairių, ar ne, yra įtirpios ir netirpios, ir ilgos, pailgos, ir kampuotos, ir apvalios, ir jas valgo mūsų visą mikrobiomą, ar ne, kurį turim gerosios bakterijos. Tai skaidulos ir odai gerai, ir širdžiai, o širdžiai, kas pereina per cholesterolį, ar ne, valo visas kraujagyslės, atminčiai gerai, yra tyrimai netgi padaryti demencijai, nežinau, ar esat girdėję, ir demencijai gerai yra, žarnynas veikia geriau, plus, nu, vat visi šitie dalykai, kraujotaka gerai, sotumas, plus, jeigu mes valgome, vėlgi, skaidulų papildymas maistas kartu su maistu, pavyzdžiui, papildomai įdedant, sumažina cukrų šuolį, irgi yra labai gerai. Nes vat skaidulas turbūt viena iš tų medžiagų, kurių praktiškai pas visus žmonės mitybai trūksta procentaliai, nes baltymų netrūksta, riebalų netrūksta. Cukrus irgi netrūksta, bet vat skaidulų tai trūkumas yra didelis, nes perdirbtame maiste kaip ir nėra visai. Visiškai, tai tuščia. Kaip ir sakiau, žinai, žarną užkemšam ir atrodo esam sotus, o visas kūnas baden. Tai va čia iš to gimsta ar ne antro tipo badas, kad žmonės kaip ir pavalgė, bet jų organizmas yra bade, nes negauna maistinių medžiagų. Maistinės medžiagos yra vitaminai, mineralai, baltymai, angliavandeniai, viskas, kas ten yra. Tai jūs irgi turbūt vat paminėjote tik tą teoriją, kad jeigu mes valgom, mes galim daug valgyti tol, kol kūnas nepasiims tam tikrų medžiagų, kuriam jam reikia atsistatymui, tas sotumo jausmas neateina. Taip, visiškai taip. Ir jeigu žmonės, kaip ir sakoma, ne, valgo tą maistą, kuris yra perdirbtas, jie yra bade, gauna didesnį kiekį omega 6 ir tada mūsų ląstelė tampa nepralaidi, o kai jinai nepralaidi, jinai negauna maistinių medžiagų ir tada jinai visą laiką deficite ir žmogus tiesiog persivalgo, nes jaučiasi alkį, ar ne? Ir greitai cukrus pakyla, nusileidžia ir vėl nori valgyti. Ir tiesiog ląstelės nepasisotina. Paminėjot dabar omega 6. Kokius papildus reikėtų vartoti, nes yra susidarius tokia kaip, nežinau, kaip vizija, ne vizija, žmonės atėję į sporto klubą galvoja, privaloma gerti papildus, kad aš pasiekčiau pačių geriausių rezultatų. Ką man gerti? Nori tiesiog išleisti tos pinigus, reikalauja, sako, kokius papildus man gerti. Žiūrint, kokių rezultatų nori. Gerai, svorio metimui. Svorio metimai, tai visada tiek svorio metimui, tiek svorio auginimui tikrai tinka baltymai, ar ne? Baltymus mes turim maitinti savo raumenis, plus omega 3 absoliučiai visiems reikalingas. Kom reikalingas mūsų organizmui? Kadangi kai mes sportuojam, kai skauda raumenis, vyksta uždegiminės reakcijas, o uždegiminius procesus mažina omega 3. Ir plus visiems rekomenduojama, netgi vaikams, magnės visada. Nes daug streso, daug išlakstom, jeigu stresas vyksta, tai stresas iš karto naikina magnį. Ir išprakaituojam turbūt. Ir išprakaituojam, tada čia jau tie visi elektrolitai. O sugrįžtant prie omegos 3, gal paaiškinsit skaičiukus, kaip atsirinkti gerą omega 3 papildą, nes iš tikrųjų yra labai svarbu pats įsisavinimas medžiagos. Tai vat, kai žiūrim parduotuvėje, yra daug pasirinkimų. Ir pigiau, ir brangiau. Tai ką ta kaina duoda? Jinai duoda kažką? Ar čia omega ir pirkit patį pigiausią ir turėsit tą patį rezultatą? Kaip galima internete surasti informacijos, kad mums per dieną reikia 250 mg EPR, DHR to santykio, ar ne? Ekodezofante. Man tas žodis labai sunkus ir aš jo niekada neištariu. DHR, EPR ir geriausiai. Bet dabar prie šiuolaikinės mitybos, tokio, ką mes apkalbėjom prieš tai, mums reikalingas bent 2 gramai vienam žmogui per dieną šitų EPR, DHR. Vėlgi, omega 3 mes ir valgom, ar ne? Mums reikėtų suvalgyti per dieną bent 2 kartus geros žuvies, kurios su žiburiu sunku rasti. Ir iš tikrųjų tos nešertos pašaruose. Kas misija neįmanoma turbūt. Taip, ir yra netgi atlikti tyrimai, kad jeigu mes valgom 100 gramų arba 150 gramų žuvies, joje tiek, kiek turėtų būti omegos, yra per pusę ar netgi daugiau mažiau jos, negu šiaip seniau būdavo.
Tai va, tai tie 2 gramai turėtų būti. Ir ką būtina atkreipti dėmesio, kad geras omega-3 niekada nebus pigus. Ir reikia žiūrėti žuvis kokios, kad jos būtų mažos, gyvenusios ir augusios šiaurinėse jūrose, kur yra gėli vandenį šalti, kad būtų giliai vandenyje gyvenusios to žuvelės, kurios minta žolelėmis, tai reiškia dumbliais tais pačiais, kurie irgi yra omega-3. Ir įtraukti į mytybą irgi turėtumėm tada čia sėklas, kurios irgi yra omega-3, bet dar po to papasakosiu, ar ne, omega-3 linų sėmenys, ten graikiški riešutai, avokadas, irgi jie yra kaip ir omega-3 ir jie yra alalinolenas, ar ne, alfa-linolenas, iš kurio organizmas po to jau sintetina omega-3, pasidaro EPA ir DHR, bet ten tokios apgailėtinos dozės, kad jų net per mažas patenkinti mūsų organizmo kiekį, todėl reikalinga daug. Dėl to greičiausiai reikia papildus taip gerti. Taip, papildai ir būtinai, kad būtų jie apsaugoti. Pats omega-3, kad būtų apsaugotas stiprių antioksidantų, nes jeigu nėra stiprių antioksidantų apsaugotas, reiškia, mūsų organizme jis jau pradeda oksiduotis ir tas, žinot, riebalas kaip oksiduojas, jis toksai kietas, vos nuvalomas būna ir jisai kažkur ir mūsų organizme vis tiek pasitalpina, ar ne, kažkur nusėsta. Tai turi būti labai gerai apsaugotas antioksidantais, kad patektų iki ląstelės. O kaip tą sužinot, tiesiog reikia labai domėtis tuo, reikia mokslinis straipsnis ieškoti, kas geriausiai apsaugo. Tai aš galiu užduoti paslaptį, tai yra geriausiai apsaugantis antioksidantas yra alyvuogių aliejus. Taip. Bet neužtenka, pavyzdžiui, išgerti omega-3, tai yra alyvuogių aliejus. Ir aš seku iš tikrųjų ir Brianą Johnsoną, kur žmogus tengiasi būti nemirtingas. Aha. Tai vat vienas iš dalykų, kurį jisai rekomendavo, kurį visi žmonės gali padaryti, kuris prailgins gyvenimo trukmę, tai buvo alyvuogių aliejus, kuris labai didelę dalį ilgamžiškumo sudaro. Taip, tai daug jo, polifenoliai didžiuliai, kurie ir prieš vėžinį, jie yra antioksidantas visas. Aš tai geriu, po 20 ml, tai kokius 4 gramus gaunu omegos-3 kiekvieną dieną, vaikai irgi vakare, ir plus sportuojantys žmonės turi daugiau jo vartoti, nes raumenynas yra didesnis, turi jį aprūpinti, plus prieš sportą ir po sporto geriau nevartoti omega-3, nes tada nepateks iki ląstelės, suvalgys viską raumenis. O visi turi, aišku, skirtingas nuomonės ir dabar kažkada neseniai skaičiau, nesąmonė čia, amino rūgštis tai yra mitas. Tai aš galvoju, juk, aišku, amino rūgštis tai tam pačiam baltyme yra, o ką jūs galvojate apie amino rūgščių papildus, ar jie reikalingi sportuojančiam žmogui ar ne, papildomai gerti? Reikia atsižvelgti, kiek žmogus sportuoja, jeigu tenais labai intensyviai, tai aš manau, kad reikėtų, nes tiesiog su maistu mes neįmanoma tiek surinkti. Neįmanoma. Kad ir baltymus vartojant, vėlgi mūsų kūnas nesugeba susintetinti tiek, kad gautumėm amino rūgštis, tas nepakeičiam. O ar matot tą problemą, kad žmonės iš nežinojimo geria labai daug papildų ir kartais priešingą efektą padaro, iš tikrųjų gal ir tų rezultatų nemato, nes gal ir pervartoja papildų? Gali būti ir toks variantas, kadangi žmogus pervartoja, jisai gali būti, kad turi daugiau tada energijos ir persportuoja, o kaip ir kalbėjom prieš tai, persportavimas vėlgi neturi naudos. Taip. O kokie dar iš tokių, paminėjot jūs magnį, pakalbėjom apie omega-3, apie baltymus, kas dar šauna į galvą? D vitaminas, absoliučiai, beveik mūsų visiems lietuviams ypač. Mažai šviesos, mažai saulės turim. Taip. Ir šiaip būna žmonės, kurie ne vasaras, o žiemas leidžia šiltuose kraštuose, kur tikrai yra daug saulės, o grįžę čia į Lietuvą pasidaro tyrimus ir nėra to D vitamino. O D vitaminui, kad jisai pasisavintų, reikalingas magnis, dėl to ir sakiau, ar ne? O D vitaminas tirpsta riebaluose, tai reiškia omega-3. O kad magnį dar ir B6, nes dažniausiai taigi pardavinėja. Taip, magnis su B6. Ir aišku, ką ir kalbėjom, ar ne? Prebiotikai, skaidulos, kurios reikalingos, tai tikrai daug jų reikia. Su maistu tikrai nesuvartojam tokio kiekio, plus mūsų daržovės jau nebėra tokios vertingos, kokios buvo seniau, nes maistingumas, ar ne, žemės dirvos yra išeikvotas visą. Tai... Vienareikšmiškai. Dabar net iš tikro, kaip susimastom apie tas daržovių auginimą, visi sakom,
lietuviškos daržovės pačios geriausios. Man atrodo, iš tikrųjų nėra skirtumo, ar jos dabar lietuviškos ar nelietuviškos. Vienintelį dalyką organinį, kur tikrai nėra niekas purkšta, tai tik tai iš savo kaimo galim gauti, nes važiavom su dviračiais ir sustojom, toksai laukas buvo žirnių. Ir mano žmona atsitupė žirnių valgyti, aš galvoju, važiuoju šeimininkam prisiduosiu. Ir buvo Kretingos rajone, nes pamačiau moteris kieme ir buvo kokie 40 hektarų tų žirnių. Sako, valgykit, viskas gerai, sakau, norėjom tik pasakyti, kad, nuvalgėt laukelį šiek tiek galą. Tai, sako, tikrai mes nepajausim, bet, sako, būkit atsargus, dėl to, kad čia yra normalu, sako, mes purškiam su, aišku, leistina norma su chemikalais. Ir žmonės kartais nežinodami, jie gali važiuoti pro bet kokias daržovės, sakykime, ir jeigu jos bus ką tik nupurkštos, tai gali stipriai apsinuodyti. Tai vat vis dėlto viskas yra purškiama. Ir neįmanoma turbūt gauti. Nes kitaip neišauginsi. Taip, nes bus ir vabalų, ir užgarantavo, sako, valgykit, nebijokit, vabaliukų jokių nebus. Tai turbūt tik tai iš močiutės daržo gautume. Taip, vasarą aš pas mamą gaunu. Tai. O pati turit kažkokių tai vietų, kur važiuojat pirktis daržovės ir vaisius, ar iš močiučių, kokių turgui, ar parduotuviai? Nueinat kaip ir visi ir... Žiemos metu taip, iš parduotuvės, nes nėra kaip, o šiaip mes gyvenam netoli turgus, tai visą laiką 2 minutės aš jau turgui. Tai ten mano rojus yra, aš jau pasiėmu maišelius, laiminga, man tai žalėsi ir visos spalvos, man tiesiog rojus yra. Pakalbėjom apie sportą, apie mitybą, pakalbėjom apie papildus. Man labai įdomu, pavyzdžiui, kas su sportu susiję, tai žmonių emocinė būsena. Tai kaip jūsų nuomonė padeda sportas pagerinti emocinę būseną? Nes vis dėlto ne visi žmonės turbūt ateina vien tik tais rezultatų apčiuopiamų, kad kūno pasimatyti, bet ateina dėl to, kad ir turbūt turi kažkokių psichologinių problemų ir nori pabėgti nuo blogų dalykų, nori tos geros emocijos ir būtent grupinėse treniruotės. Taip, grupinės treniruotės sukelia tą didelį endorfinų kiekį, kur netgi aš pati vesdama treniruotę jaučiu, kad bėga šiurpuliukai. Tai grupinės treniruotėse mes ir šokam, mes turim tą jausmą, šokant vėlgi išsiskiria tas endorfinas, plus muzika yra garsiai, kuri turi būti irgi į taktą, į ritmą ir skaičiavimas, ir kai tu viską pagauni, tai tokia bendra masė, žinai, kaip sportuojantis žmogus, kuris sportuoja, matydamas kitą sportuojantį žmogų, užsimano sportuoti, nes jam sukyla tie visi endorfinai, kad ir aš noriu, žinai. Čia tas pats kaip, aišku, apie blogą dalyką pakalbėsiu, kaip rūkymas, ar ne? Rūkantis žmogus pamato rūkantį irgi užsimano rūkyti. Tai va čia sportai irgi tas pats, tai geriau tą mesti rūkalą, o eiti geriau pasportuoti. Tai va, tai žmonės ateina taip, jie išsikrauti, ateina po sunkios darbo dienos, jie išsikrauna ir tikrai jaučiasi, kad išeina laisvesni, veidas netgi būna pasikeičia, ateina prie manęs ir padėkoja, kaip buvo gerai, galvojau, kad neįsiu treniruoti, čia taip blogai jaučiausi, bet va dabar kaip džiaugiuosi, kad atėjau, nes daug geriau, čia nuotaika geresnė, daugiau energijos turiu. Ir aš netgi jiems patiems sakau, kad ir man būna vakare tikrai sunku eiti dirbti ir aš jau būna kartais sėdžiu jau taip ant kolonėlės ir galvoju, reikia įsijungti muziką ir jau eiti prieš žmonės. Čia prieš treniruotę, taip? Taip, visi stovi, laukia, tai jau lygiai, ten kokias 6, kaip negaliu eiti. Atsikeli, nueini, po 2 treniruočių, ten kokią pilatesą pravedi, jogą, išeini 2 didesnė energija, galvoju, kaip gerai buvo. Gerai, trenerė Simona, parodom kitą pasaulio pusę dabar. Visi galvoja, kad treneriai čia geros nuotaikos ateis, čia man sukels nuotaikėlę. Kaip jūs susimotyvuojat, nes taigi pas jūs irgi būna ir tų blogų dienų, ir kažkur kažkas gal nesiseka, ir problemos, kažkokia žinutė gal negerą gauna, bet reikia dabar eiti ir turit užsikrauti. Mesgi negalim nusinešti blogos emocijos, įeiti į grupinę treniruotę ir pradėti pasakoti šeimos problemas. Jūs turite eiti. Ir visiems būti energijos bomba. Kaip sugebat taip išsijungti? Nežinau, gal tas susikaupimas, kad negaliu, bet turiu eiti, kažkokią pakvepuoti, reikia keletą kartų giliai atsipalaiduoti. Yra buvę tikrai ne vienas atvejis, taigi mes ir su vaikais susipykstam ir visą, ir jie netgi jiems sakas, jūs mane taip, sakau, sunervina dabar, sakau, ir aš turiu eiti prieš 30 žmonių stovėti, jiems pakelti energiją, kai visiškai pati jos neturiu ir esu pikta.
Bet nueini, įsijungi muziką, išgirsti jau taktus, nebeišeisigi. Klientas gali paimti ir išeiti, žinai, o tau nieko nebelieka. Tai to 2-3 minutės įsijungi tą gerą nuotaiką ir vėl visi linksmi faini. O yra tekę taip, kadangi labai gerai suprantu trenerio gyvenimą, ir yra taip tekę matyti tokių negatyvių žmonių, kur niekas nebepadės. Tu jas gali motyvuoti, kiek nori, jie tiesiog ateina, negatyvus. Taip. Ir gali saltus daryt, kūlvirščius daryt, bet neįmanoma perlaužti žmogaus. Tikrai tai būna ir, pavyzdžiui, kiekvienas žmogus ateinamas į grupinę treniruotę, turi savo mėgstamą kažkokį trenerį, pas kurį lankos. Ir būna mes vieni kitus pavaduojam. Ir teko ateiti pas kitos trenerio žmonės, tai jau jie tokie... Ai, taip. Okay, tai ką čia parodysi dabar? Nusiteikia, kad... Jo, ir tu jau jauti tą tokią erdvę, žinai, kur maždaug, kai čia atėjai dabar, vėl mes čia tokie nesitikėjom, kad čia bus kitas, kad čia dabar parodysi. Ir tave šiek tiek nusmugdo, bet vis tiek čia yra tavo darbas, tu padarai viską, ką gali. O treniruotės pabaigoje tiesiog tau padėkoja ir pasako, kad buvo geriau nei tikėjęs. Labai geras, būtų pasakę, būčiau nėjęs, ne? Taip. Tai va. Taip, suprantu. O dabar, jūs matot problemą apie pačią dabar kokybę sportavimo kalbu, ar geriau yra sportuoti pačiam ir bandyti kažkaip tai susirasti informaciją, ar pasimti galbūt ir mažiau tą patyrusį trenerį, nes jisai vis tiek kažkiek naudos duos. Nes visi sako, čia ne visi treneriai geri, šitą kvalifikaciją netokia, jisai ten prastai atrodo. Tai jūsų nuomonė, ar geriau yra bet koks treneris, negu iš viso jokio trenerio? Aš tai tos nuomonės, kad treneris neprivalo atrodyti labai gerai, bet tas, kur netgi blogiau atrodo, gali dirbti geriau už tą, kuris gerai atrodo. Ir vienareikšmiškai sakyčiau, jeigu nori pradėti sportuoti, tai turi pradėti nuo asmeninių treniruočių, kad išmokytų bazinius pratimus, kad išmoktų laikyti tą visą korą, centrą mūsų, nes nuo ten viskas prasideda, kai visi žmonės subirėja su riebaliukais ar net nejaučia savo pilvo, tai vienareikšmiškai, kad nueitų bazę išmoktų, sustatytų kojas, pėdas, kelius klubus, kaip pritūpti, kaip atsistoti, iš kur naudoti svorį ir jėgos pasikelimą. Nes jeigu ir turim turbūt metus laiko, nes žmonės pabėga būna, nes nemato rezultatų iš salės. Ir kartais atrodo, metus laiko, 2 metus vaikšto, nemato rezultatų. Kartais turbūt net tos 4 treniruotės su treneriu kardinaliai pakeistų bazę sudėliot žmonėm. Jo, bet dažnai žmonės, rezultatų turi siekti ne tik su treneriu, bet ir pats virtuvėje. Tai jeigu tu pradėsi sportuoti intensyviai, bet tos energijos, kaip sakoma, nekeisi maisto, valgysi vis tiek tik tuščias kalorijas ir visą laiką jausi alkį dėl tų kalorijų, o sportuosi, nebus pokyčio. Jeigu valgai vis tiek tą patį, sportuoji daugiau, išalksti ir vėl tą patį kemši, tai turi būti darbas kartu, ne tik salėje, bet turi būti ir virtuvėje, tada bus rezultatai. O kaip jūs matuojat rezultatus, nes turbūt vienas geriausių motyvacinių dalykų žmogui yra išmatuojami rezultatai. Kokius įrankius pasiūlytumėt žmonėm? Gal įrankius čia išsireiškiu, netiesioginė prasme, kad kažkokį tai įrankį pasimsim, bet kokie yra geriausi būdai, kurios žmogus galėtų pasidaryti, kad galėtų sekti savo progresą? Tai... kad galėtų sekti, kadangi pas mane ateina kaip ir su skausmu, tarkim, kažkokia nugaros ar ne, arba peties, rankos skausmas, tai tas toksai tikslas ir būna pasiektas. Mobilumas, skausmo neturėjimas. Nebeskauda, arba galiu ilgiau ten išsportuoti mėgstamą savo veiklą, kažkokią šalutinę, kokią turi, daugiau jėgos, ištvermės turiu, tai dažniausiai ant to matuojama. Nes pats populiariausias turbūt metant svorį tai yra... kilogramus žiūrėt. Kilogramus. Šiaip ir net ne kilogramus, žinok. Aš kažkaip moterims sakau, davai nežiūrim į tuos kilogramus, nes gali sverti daugiau, pasiimam centimetrą, išsimatuojam ir tada bus aišku, kas tenais mažėja. Nes sakau, gali sverti ir daugiau, o ant kaktos taigi nėra užrašyta, kiek tau kilogramų. Ir treneriai pasako, nesisverkit kiekvieną dieną, kas atė. Taip.
grįžta namo ant svarstyklę, atsikelia ryte ant svarstyklę, po 2-3 kartus dažnai svėrės, ne, aš tik tai kas savaitę. Svoris nekrenta. Oi, treneri pakilo 3 kg, vakar ką daryti. Tai išsigąsta žmonės turbūt, nes vis tiek yra ir skyščiai kūne, kur... Taip, ir aš iš karto pasakau, kad turim nebijoti, nes pusę metų tikrai gali svoris netgi šiek tiek paaugti, o po to jis staigiai gali kristi. Bet reikia būti irgi atsargiam, nes turbūt mes galim viskam, ko nemokam pripažinti, surasti priežastį, privalgysim daug. Sakė, kad gali pakilti svoris. Perėti kitą pusę, ar ne? Taip. Nu, jo. Pasiteisim. O kokių per savo karjerą esate, jeigu būtų tokie top pasiteisimai, kur žmogus surado priežastis nesportuoti, kur jums atrodė, kad, nesąmonė čia tikrai? Nebuvo. Nebuvo? Tikriausiai nebuvo. Nebuvo tokio, kad man... Ne. Nes kažkaip, jeigu asmeninės treniruotės, tai tu susitari laiką. Sumotyvuotais jau žmonėms, jie ateina, taip. Nes yra žmonės, kurie nenori sportuoti, tai jie ir neina, bet kol nesusiturė su... Kitaip negali be asmeninio trenerio. Turi suturti laiką, kažkam esi atsakingas pas kažką atvažiuoti. Tai jie ten atidirba ir viskas. Ir vėlgi svarbu žmonėms surasti tą mėgstamą savo sporto šaką. Pavyzdžiui, ne visi gali tą intensyvės eiti, ar ne, kardio treniruotės. Ne visiems patinka ramios treniruotės, o kiti dievina jas. Vėlgi priklauso nuo tavo hormoninės sistemos visos. Nes aš matau vis daugiau žmonių iš tikro mėgsta tą aktyvų gyvenimo būdą ir kažkaip, kadangi irgi truputėlį iš tos sferos esu, man atrodo, kad sportininkai visada rodo tokį teigiamą, gerą pavyzdį ir ta pati kalba labai duoda, man atrodo, kokybiškai, kad treneris save parduotų, tai nėra tik tai, kaip sakėt, kad vaizdas būtų, turi mokėti ir komunikabilumo, ir patirtis būtų. O ką jūs parekomenduotumėt, aš esu pirmą kartą salėj ir turiu 15 trenerių, kaip dabar atsirinkti reikiamą trenerių man? Su visais tikriausiai nepavyks pabendrauti. Aš manau, rekomendacijos gali būti kažkaip per kažką eiti. Gal stebėti, pastebėti, kaip jisai bendrauja su klientais, kaip dirba, ar telefone sėdi, kai klientas daro pratimus, ar jį čiupinėja ir žiūrinėja, kaip gerai atlieka pratimą. Gal šitos dalykus. Staliai, staiga čia ir dabar. Ir kadangi jūs esat moteris trenerė, turbūt galim pasakyti trenerio etiketus, nes jisai vis dėlto yra, nes moteris kartais bijo eiti pas vyrus, sako, oi, čia mane netai palies, nes vis tiek yra taigi etiketas, kur treneris turi atsiklausti. Taip. Iš tikro, prieš einant į patį pirmą kontaktą, vėliau, aišku, kai tu turi tos treniruotės, tai kaip jūs galvojat, kur yra riba, kur treneris jau prilaiko, sakykime, padeda pritūpti. Teko turbūt visko matyti per karjerą. Teko matyti. Tai ta riba ir yra, žinai, kad pirmiausia pasiklausti, ar galima paliesti ir parodyti kaip. Ir manau, kad ne abiem reikėtų rankom liesti, nes dažniausiai lengvas pirštų pagalvėliam palietimas jau turi duoti signalų į klientą, klientui signalą, kad jisai kažkur turi pasitaisyti. Ir neturi būti, toks, žinai, apkabinsiu dabar. Nes, aišku, dabar garsiai skamba treneriai visus to čia. Šitos istorijos. Tai aišku, man kažkaip atrodo irgi iš tos pusės, kad yra turbūt dalis žmonių, kurie galbūt ateina į sporto salę, bet aš vis dėlto praleidžiu labai daug sporto salę. Nematau aš tokio dalyko, kad, kaip sako, ateina moteris vyrų ieškotis. Aš tiesiog nematau, ateina sportuoti žmonės. Ir čia, man atrodo, yra toksai mitas sudarytas, pasipuošti taip mėgsta lietuviai ir vyrai, ir moteris, apsirengti gražiai, bet tikrai nemanau, kad ateina, jau čia vyrą susirasiu dabar, kuo turtingesnį, čia aš išsipuošiu. O kaip jūs galvojat? Aš savo klube pastebiu. O, tai aš reiškia, nesilankau tose reikiamose klubuose. Ateikit pas mus. Yra taip. Pastebiu, kad moteris ryškiau pradeda rengti, savo privalumus labiau išryškina. Tai jeigu tu kažko nenori parodyti ir kažko neieškai, tu tiesiog ateini, ar ne, pasportuoti paprastai. Pavyzdžiui, net makiažo nereikia. Bet, kam tas makiažas, kai tu eini varvėti, o čia ateina ir pasipudruoti reikia prieš treniruoti ir panašiai.
matau tos dalykus, matau, kai Pamatot kalbasi moters žmonės, akis, tai. pamato vyrai. Taip, Vyrai dažnai, nepamato. gal tu tiesiog nepagalvoji apie tai, nes neužkliūva. O aš kadangi, žinai, pereinu ne per vieną sporto klubą, per 1, 2, 3, 3, 4 kartais. Tai Pakimba užmatau. vyrai? Tai užmatau. O čia neseniai mačiau straipsnį, kad sporto klube kažkas susipažino ir susitokė. Tai reiškia, pakimba. Tai nėra blogai iš tikrųjų. O kokią dalį vat, pas jūsų žmonių, kurie ateina probleminiai žmonės ir žmonės, kurie ateina kaip geros energijos pasikrauti, to sveikos gyvensenos ir ar visiems žmonėms iš tikrųjų pavyksta padėti? Šiaip kartais daugiau gal su problema ateina žmonės, kurią turi ir kurią reikia spręsti, nors svoris irgi yra problema. Bet būna taip netgi, kad ateina su vienu tikslu, bet pamatom, kad reikia daryti kitą. Būna, kad skauda vieną, o pasirodo problema yra kitur. Aš dažnai būna nusiunčiu pas gydytojus, kad pasidarytų magnetinius rezonansus, tai irgi, kad susitvarkytų. Tai, o nepasiekti rezultatų būna. Jeigu žmogus virtuviai kartu nedirba, tai taip. Arba nedavalgo, ar ne, irgi tas irgi priešingas variantas, kada lėtina metabolizmą visą savo medžiagų apykaitą. Tai mes esam kartais moteris, ne mes, įklimpusios į tokį kultą, žinai, dietų ir labai gražaus kūno formavimą per tas dietas, kadangi jos laikosi jų, jos sulėtina medžiagų apykaitą. Ir tada nebegali sugrįžti į normalų mitybos režimą, nes jaučiasi, kad per daug privalgys arba tiesiog jau nebetelpa tiek daug valgyti, kiek reikėtų iš tikrųjų. Ir tada sulėtinam viską. Dabar kilo mintis, aš atsimenu, dar kai vaikai būdom 60, 90, 60. Tai koks dabar yra kūno tipas? Vat, nes kaip keičiasi laikotarpiai, keičiasi iš tikrųjų požiūris į moterį, turbūt ir ta mada. Tai vat, kas yra dabar madoj? Kūdas kūnas, ar kūnas su daugiau riepalų, su didelė krūtinė, vat, iš tikrųjų tendencijos kažkokios tai yra dabar, vat, šiuo metu. Dar patiksinsiu, ne 69. Atvirkščiai pasakiau, ne? Galvoju, oboliukas. Gerai. Atsiprašau. 60. Aš gal taip ir sugirta. Palauk, tai aš sumaišiau, ne? 99. Tai va, tai, tas kūno kultas yra, žinot. Nes dabar, va, išgydu, užpakaliukas didėja, o jeigu pagalvotume iš tikrųjų, net paimkime 15-20 metų atgal, mažėja, kaip keičiasi kardinaliai viskas, taip. Ir, Marilyn Monroe, ar ne, buvo sveika moteris. Tai jos buvo apvali, minkšta moteris. Moteris ir turi būti, aš manau, kad su šiek tiek riebaliukų, nes ten yra jos hormonai, kur jos lizdas, ar ne, visas. Tai ir populiarėja visos tos Brazil butt lift treniruotės arba booty zone, ar ne, kur merginos ten kelia belė kiek kilogramų, kad tik tai suplėšytų tos raumenis ir būtų jie didesni. Tai prie krūtinės tai aš nematau, kad tenas jos labai dirbtų, nors aišku reikėtų, nes krūtinės turi raumenis, bet kadangi mažins riebalą, nebebus ir krūtinės. Tiesa, labai gerą dalyką paminėjot, vat jūs kaip trenerė pasakykit, nes esu iš tikrųjų sulaukęs klausimų iš moterų, ką daryti, man sumažėjo krūtinė ir jinai sugrįš atgal ar padidės, tai vat kodėl jinai sumažėjo gal? Tai riebalinis sluoksnis visur mažinam ir ten mažėja, nes krūtinė yra riebalinis sluoksnisgi. Sugrįš atgal? Ne. Sugrįš svoris visur, sugrįš ir krūtinės svoris, taip. Ne. Nes iš tikrųjų gana dažnas dalykas, ypatingai kas labai didelį kiekį, taip, riebalinės masės nusimeta. Taip. Ir iš karto jaučiasi, taip. Labai įdomu. Dabar pabaigai norėčiau paklausti, kokią svarbę žinutę norėtumėt perduoti žmonėms? Žinutė. Visų pirma, judėti, bet kokioj formoj, nes judėjimas yra sveikata, mes gyvi tada, kada judam, neužsibrėžti per didelių kažkokių savo tikslų, stengtis valgyti subalansuotai, neskriausti savęs ir iš karto neišbraukti visko, netgi rūkymo. Jeigu jūs rūko, tai neimkite, meskit čia ir dabar visko. Nes tai irgi bus kenksminga, ar ne? Nes organizmas yra pripratęs prie to, tai palaipsniui viską įtraukite į savo racioną daugiau daržovių, salotų, prebiotikų būtinai,
Valgykite baltyminį maistą, tiek ankštinius, tiek mėsą tikrai ir papildomai dar gerkite baltymus. Ir nesu matęs jūsų liūdnos, tai kokį kokteilį išgerti tai gerai nuotaikai pastoviai palaikyti? Kokį kokteilį? Šiuo metu tai eina mėlynės, bananas ir špinatai. Tai va taip jūs ir palaikot savo gerą nuotaiką? Tai tikriausiai, nežinau, kartais būna ir saldainis pakelia nuotaiką, bet aš kažkaip ne iš tų žmonių, kurie pradeda valgyti saldainius ir nesustoja, man kartais užtenka pusę saldainį ir aš jau laiminga. Tai ta cheat day ar cheat meal, jisai leidžiamas yra, kad žmogus save pamalonintų šiek tiek, ar ne? Leidžiamas, aišku, leidžiamas. Ir tik tais prie to cheat day veskit daugiau dar daržovių. Saldainį susimiksuojat su salotom. Tai, arba su uogom. Pavyzdžiui, yra saldainį ar ne su uogom. Tai va. Aš supratau, kad jūs taip gan laisvai viską žiūrit, kad žmogus neduotų per daug savo streso, kad viską, ką darom, kad būtų visur malonumas. Taip, tik tais taip. Nes jeigu nebus malonumo, tai per kančią daryti niekam nieko nepavyks ir jokių rezultatų nebus. Gerai. Ačiū labai už pokalbį. Ačiū kad apsilankėt laidoj. Ir susitiksime ir kitose laidose. Ir tikiuosi, kad vis daugiau turėsim tokių pozityvių trenerių, kurie skleis gerą energiją. Ir blogos žinutės, kurias žmonės gauna apie kai kurios galbūt trenerius ne iš mūsų iš kelio tos didžiosios dalies ir mes vis dėlto įrodysim, kad šiandien turim misiją, norim padėti žmonėm ir iš tikro nesavanaudiškai pasidalinti savo patirtim ir pagerinti skaičius Lietuvoje šiek tiek. Ir jo, taip. Tas skaičius į teigiamą pusę. Taip. Mažesnis nutukimų skaičius, mažesnis širdies kraujagyslių ligų skaičius. Taip. Ačiū tau labai, kad pakvietei ir pasimatysim salėje. Ačiū.